Taigi sveiki atvykę į 9-ąją pamoką ir ją pradeda nuo tokio sakinio kaip ji važiuoja. Ji važiuoja, tai yra vairuoja. Ne? Ji važiuoja arba vairuoja yra she drives. Būtinai jas galūnę turim uždėti, nes turim trečiąjį asmenį vienaskaitą. Ne? She drives. Dabar ji vakar važiavo į Vilnių. Ji vakar važiavo į Vilnių. She was driving to Vilnius yesterday, ar ne? Šaunuoliai, jeigu uždėjot was driving šitą past continuous laiką. Dabar kodėl būtent jį čia reikėtų naudoti? Na, žiūrėkit, jeigu sakytumėm, jį vakar nuvažiavo į Vilnių, ar ne? Ta nurodytumėm, kad veiksmas įvyko, ar ne? Nuvažiavo. Gal tik turi sakyti she drove, ar ne? To Vilnius. Naudojam antrą formą, turim past simple laiką. Bet dabar mes galim panaudoti ir past continuous dėl to, kad jį vakar važiavo į Vilnių, jin turbūt nevažiavo labai trumpai, tai buvo tęstinis veiksmas praeityje, dėl to mes sakom she was driving to Vilnius yesterday, ar ne? Okay. Ar jį vakar važiavo į Vilnių? Pabandom atsakyti tada tą pačią logiką naudodamiesi, ar ne? Ar jį vakar važiavo į Vilnių? Was she driving to Vilnius yesterday? Ar ne? She was driving teiginys. Was she driving klausimas, ar ne? Ir tada jau to Vilnius yesterday. Kaip dažnai tai nutinka? Kaip dažnai tai nutinka? Pagalvokit, kaip ta pradžia bus. Kaip dažnai tai nutinka? How often does it happen, ar ne? Mes turime does, nes it yra trečias asmuo vienaskaita. Kadangi often present simple laikas, ar ne? How often does it happen? How often does it happen? Ką vakar veikėte 9 valandą? Ką vakar veikėte 9 valandą, kaip paklaustumėme? Ką vakar veikėte 9 valandą? Praeitis. Bus laikas. What were you doing at 9 o'clock yesterday, ar ne? Dabar kodėl naudojam past continuous laiką čia? Nors ir klausim tikslaus laiko. Na, bet žiūrėkit, jeigu mes klausim, ką veikiai tuo metu 9 valandą, ar ne, tai greičiausiai tai nebus veiksmas, kuris tiesiog paėmė, kaip sakau, šast ir įvyko, ar ne? Tai kažkoks tai bus veiksmas, kurį jūs turbūt atlikinėjot ir būtent 9 valandą vis dar jį veikėt ir ar jau jį veikėt, ar ne, tą veiksmą. Dėl to mes turime naudoti čia past continuous laiką, nes vėlgi tai bus tęstinis kažkoks veiksmas. Klausia, ką būtent veikėt tuo laiku. Ne? Bet jeigu, pavyzdžiui, sakom, kad vakar suvalgiau obuolį, obuolio suvalgymas nėra toks labai jau tęstinis veiksmas, ar ne? Dėl to mes galim sakyti past simple laiku. I ate an apple. Šiuo atveju, kai klausim, kaip policininkai, ar ne, per kokį serialą, what were you doing at 9 o'clock yesterday? What were you doing? Mes žaidėme tenisą, sakot. Mes žaidėme tenisą. We were playing tennis. We were playing tennis. Vėlgi, nenaudojamės tą pačią logiką past continuous laiko, ne? Kad tuo metu, kai manęs paklausė, ką aš veikiau 9 valandą, we were playing tennis, ar ne? Tai gal mes žaidėm tenisą nuo 8 iki 10, ėjo laikas nuo 8 iki 10 ir maždaug 9 valanda, kai manęs klausė, ką aš veikiau, I was playing tennis, arba we were playing tennis, ar ne? Galėti, kaip yra anglų kalboje galėti? To be able to, ar ne? Čia vienas iš tų išskirtinių veiksmažodžių, kurių bendratis visai kitaip atrodo negu jo formos. To be able to, ar ne? Tai dabar kaip pasakytumėte, ar gali man padėti? Ar gali man padėti? Can you help me, ar ne? Dabar can šoka į priekį, nes yra klausimas. You can help me būtų teiginys. Can ir you keičiasi vietomis, nes klausimas, ar ne? Can you help me? Ji labai man vakar padėjo, sakot, ar ne? Ji labai man vakar padėjo. Labai man vakar padėjo. She helped, įdį galūnę, ar ne? Me a lot yesterday. She helped me a lot
yesterday. She helped me a lot yesterday. Ji turėjo man padėti. Ji turėjo man padėti. Prisiminkit, kaip yra, kai turiu, kai reikia, privalau. Ir padarom dar praeitį, nes turėjo, ar ne? She had to help me. She had to help me. She has to help me būtų, ji turi man padėti. She had to help me. Ji turėjo man padėti. Tu privalai man padėti. Tu privalai man padėti. You must help me, arba you have to help me, ar ne? Abu tinka, bet jeigu jau privalai stipriai, tai must, ar ne? Tik jokių būdų pamust neis to, ar ne? Atsimenat? Jokių negali būti must to. You must help me. Tiesiog. Ar man reikėtų jam padėti? Ar man reikėtų jam padėti? Ar ne? Toks pakankamai sudėtingas sakinys. Gerai pagalvokit, kaip jį pasakytumėt. Ar man reikėtų jam padėti? Kas bus priekyje? Should I help him? Should I help him? Ar ne? Should I help him? Jie turi mašiną. Jie turi mašiną. Kaip pasakytumėt tokį sakinį? Jie turi mašiną. They have a car. They have a car. Have a car. Ne? Jie neprivalo to padaryti. Dabar kaip pasakytumėte? Jie neprivalo to padaryti. Tai reiškia, jiems nereikia, ar ne, to padaryti. They don't have to do it. Ar ne? They don't have to do it. Jokių būdų ne must not, nes must not, pamenat, reiškia, kad jokių būdų negali to daryti, ar ne? Nors ir must, ir have to, kaip ir galima sulyginti juos, ar ne? Bet negalime jokių būdų sulyginti must not ir don't have to, ar ne? Tai visiškai skirtingos reikšmės. Don't have to reiškia, kad jam nereikia, neprivalo to daryti, to padaryti, ar ne? Jei nereikia nieko daryti, tada kaip pasakom. Jei nereikia nieko daryti. Reikia nieko daryti. She doesn't have to do anything. She doesn't have to do anything. Doesn't have to do anything. Ką tu darytum, kaip paklaustumėte? Ką tu darytum? Atsimenat, kas būtų, jeigu būtų, ar ne? Darytum, ką darytum? What would you do? What would you do? Ne? You would do būtų tu darytum. Would you do? Klausimas, ar ne? Ir what dar dedame priekį ir gauname what would you do? Ką tu darytum, jei taip atsitiktų? Tai turim kondicinį sakinį, ar ne? Antras kondicinis sakinys. Randam kur sąlyga ir kur pasiekmė. Ten kur sąlyga, mes turim naudoti past simple ir kur pasiekmė turim naudoti would. Ne? Past simple ir would. What would you do if it happened? Ar ne? Sąlyga, past simple, it happened. Ir would, kur turim pasiekmę, ne? What would you do? Kokia tai klausimas? What would you do if it happened? Galima iš kitos pusės, if it happened, what would you do? What would you do? Ar padėtum jam, jei reikėtų? Ar padėtum jam, jei reikėtų? Būtų poreikis. Ne? Would you help him if you had to? You had to. Reiškia, tą dalį, jei reikėtų, mes sakom, jeigu tau reikėtų, ar ne? Would you help him if you had to? Would you help him? Would you help me? Would you help them? Nesvarbu. If you had to, ar ne? Aš turėjau jam padėti, sakot. Aš turėjau jam padėti. Vėlgi praeitis. I had to help him, ar ne? I have to help him būtų dabar. I had to help him. Aš
turėjau jam padėti. Mes neturėjome to daryti. Mes neturėjome to daryti. We didn't have to do it, ne? We didn't have to do it. Mums nereikėjo to daryti, mes neturėjome to daryti, ne? We didn't have to do it. Ar ateisi, jei reikės? Klaustumėte tokio sakinio. Ar ateisi, jei reikės? Will you come if you have to? Ne? Dabar, kur sąlyga, mes jau turim present simple, kur pasiekmė, vietoj would mes turime will. Sakome, will you come if you have to, ne? Will you come if you have to? Tau nereikia ateiti, sakot. Tau nereikia ateiti. Mirškit pasispaust pauzės, jeigu nespėjat pasakyti. Ne? You don't have to come. You don't have to come. Don't have to come. You have to come būtų tau reikia ateiti. You don't have to come, kaip turim čia, yra tau nereikia, tu neprivalai ateiti. Ne? Jam nereikia to valgyti. Kažkas žmogui nepatinka, sakot, nu, neprivalo valgyti. Ar nevalgyk, ar ne? Ir tai skambėtų, he doesn't have to eat it. That arba this, gali nesvarbu. Bet svarbiausia, he doesn't have to eat it. He doesn't have to eat. Padaryčiau tai, jei galėčiau. Padaryčiau tai, jei galėčiau. I would do it if I could. Yeah? Sąlyga, as simple, if I could, tai jau pasiekmė su would, I would do it, ar ne? Do it if I could. Padarysiu tai, jei galėsiu. Padarysiu tai, jei galėsiu. Čia jau turim pirmą kondicinį sakinį. Yra I will do it if I can. Dabar jau turim if I can, nes present simple. Nes sąlygoj present simple mums reikia, ne? Bet pasiekmė jau nebe would, bet will. I will do it. Ne? Do it if I can. Kai galiu, tai padarau. Aiškiai, kai galiu tai padaryti, tai padarau. When I can, I do it. Nulinis kondicinis sakinys, ar ne? Abi pusės present simple. Kai galiu, padarau. When I can, I do it. Padaryk tai. Padaryk tai, ar ne? Do it. Liepiam, ar ne? Do it. Nubraukiam nuo to do to. Lieka do ir pasakom tada jau ką padaryti, ar ne? Do it. Do it, sakom. Nedaryk to. Nedaryk yra don't do it. Ne? Don't do it. Don't do it. Niekada to nepadaryčiau. Niekada to nepadaryčiau. Yra I would never do that. I would never do that. Never do that. Padėk man, jei gali. Kaip pasakytumėte dabar pabaigai? Padėk man, jei gali. Prašom pagalbos, ar ne? Liepiamoji nuosaka. Ir tiesiog tada gale sakom, jei gali. Help me. You can. Ne? Labai puikus sakiniais kombinuotas. Help me. Vienoj pusėje liepiamoji nuosaka, kitoj if you can. Jei gali. Padėk man, jei gali. Help me if you can. Ok, tai šito sakiniu baigim tada šią pamoką ir pasimatom jau 10 pamokoje.